Mariau, dar vienos sunkios rungtynės ir kas turbūt sunkiausia, tai paskutinės tų rungtynių akimirkos. Jau kelintą turą iš eilės gaunat įvartį pačioje pabaigoje. Na, pirmiausia, ko tikėjotės iš šio mačo? Vis tik žaidėt su vienu iš lygos lyderių, iš penketo atstovų. Na taip, kaip ir sakėt, jau sunkios rungtynės buvo. Tikėjomės panašios kovos, taip, tikėjomės fiziško futbolo, koks šiandien ir buvo. Šitose rungtynėse nugali charakteris, valia. Tai šiandien atrodo tas viskas buvo, tik aišku, tos lemtingos klaidos priveda prie tokio rezultato. Aišku, labai gaila, bet gal šiai dienai jie buvo geresnė komanda. Tai galime pripažinti, kad jie laimėjo, bet jeigu imant visas rungtynės, tikrai gal vieno taškelio buvom ir verti. Pirmajam kėlinyje turėjot labai pavojingą kontrataką prieš pat pertrauką. Taip pat buvo momentų ir antrajame kėlinyje, buvo ir daugiau tų epizodų, kurie galėjo virsti įvarčiais. Turbūt tai būtų pakeitę tų pačių rungtynių eigą ir scenarijų. Natūralu, tai tu visados kaip įmuši, tai būni laimėtos arba bent jau nepralaimėtos, bet čia dabar tos rungtynės taip susidėjo, atrodo gynyboje neblogai, bet įvarčius mušam tik tai iš 11 metrų antram rate, tai čia didelė problema, su kuria mums reiks spręsti. Kalbant apie problemas, komandos sudėtis, gerokai jau pasikeitusi lyginant su pirmuoju ratu. Kiek skaudžios tos netektis tiek pagrindinio puolėjo, tiek ir kitų žaidėjų? Jeigu tai pažiūrėt, tai mums labai skaudžios. Kaip tu prarandi 4 pagrindinius žaidėjus, tai labai atsiliepia rezultatui, aišku. Yra, mes turim ne tik 11 žmonių, mes turim 20, bet matosi, kad kai kuriuose pozicijose žaidėjai negali pakeisti tų, kurie buvo. Na ką, treneri, tai turbūt reikia palinkėti stiprybės tiek jums, tiek visai komandai ir sėkmės kitame ture. Mes pozityviai žiūrim į priekį ir stengsimės kiekvienose rungtynėse, kaip jos be susiklostys, stengsimės visados laimėti. Puikus debiutas, puikiai susiklostęs, aišku, jis nebuvo lengvas, matėme tai atkaklę kovą ir tą tokią įspūdingą atomazgą tų rungtynių. Tai pirmiausia, Dariau, kaip vertinat savo debiutą prie komandos vairo, kaip komandos pasirodymas ir ar tokio ir tikėjotės to pirmojo blyno savo? Visą laiką yra sunku per savaitę kažką tai pakeisti. Vis dėlto jau kelis mėnesius treneris dirbo ir turėjo sudėlioję savo strategiją ir žaidimo taktikas. Tai stengiamės daug nieko neišardyti, tiesiog pataisyti kai kurias vietas, pataisyti žaidėjų susikaupimus ir tikėjomės, kad panašų žaidimą ir žaisim. Gal truputį buvom neparankų šiandien varžovams, nes jie tikėjos, kad mes lipsim ir juos spausim jų pusę ir bandysim aukštai kontroliuoti, kad jie galėtų išeiti į kontratakas, bet pakol kas jiems tas nesigavo. Skyrus porą momentų, kur suklydom patys jau asmeniniam klaidikėm, o daugiau viskas buvo tik tais iki to, kad reikėtų įmušti įvartį. Ir palaipsniui ėjom link to ir ačiū Dievui, kad neužsirakinę vartai buvo. Na, apie tos vartų užsirakinimus tikrai tų momentų buvo ir pirmam kėliny, ir ypač antrajame, bet iki pat paskutinių minučių taip išėjo, kad vis tas įvartis nusikeldavo. Kas sutrukdė galbūt biškį anksčiau realizuoti savo pranašumą žaidybinį ir truputėlį apie tą įvartinę situaciją Martinas Perveinis. Na, čia puikus komandos naujoko, turbūt taip pasirodymas. Debiutas ir įvartis. Labai smagu, kad žmogus atvažiavęs greitai prisiadaptavosi ir neiškrito iš žaidybinio plano. Antras dalykas, susikūrė keletą momentų, dar pelnė įvartį, tai yra geras įėjimas. Ir tikiuosi, kad draugų rate greitai su visais susipažins ir taps geras komandos lyderis, kuris muš įvarčius. Antras dalykas, žinant komandą, kuri moka labai gerai gintis, pralaužti jų gynybą visą laiką yra sunku. Antras dalykas, šiandien dienai norėčiau paploti vartininkui, 4 seivai tokie, kur, neskaitant dar tų tokių, kurie buvo apytiksliai įvarčio, tai man atrodo vienas iš geriausių rungtynių pas vartininko, kuris mums neleido to padaryti taip greitai, kaip norėjomės. Na, bet kuriuo atveju tikslas pasiektas, įsivežate 3 taškus. Kokie toliau tikslai komandos? Dabar
pakylat kol kas net ir į 3 poziciją kartu su, aišku, Neptūnu. Kokie tolimesni komandos tikslai antram ratui ir matom, kad tų permainų yra ir žaidėjų tarpe. Niekas daug nesikeičia, mes kaip žaidėm dėl to, kad laimėti kiekvienas rungtynės. Antras dalykas, žaidžiam žimti prizinės vietas, ir mes to nieko nekeičiam, tiesiog žaidžiam ir bandom tai įvykdyti. Planai niekas nesikeičia. Tai ką, treneri, sėkmės ir toliau, kaip sakoma, saugokim save, saugokim sveikatą ir svarbiausia, kad jūs lydėtų pergalės. Ačiū labai.